ką, sveika publika atvykusi naują epizodą. Tai šiandieną sveikinuosi iš Ispanijos, jau gerokai giliai Ispanijos, netoli Sevilijos, kažkas apie 100 km iki Sevilijos. Tai šiandieną turim tragiškai karštą dieną, važiuojant buvo 37 laipsniai. Tai dabar sustojau, užsigėsinau vilkiką, kol nueisiu iki degalinės, reikės parsinešti, nežinau, kokio šalto gėrimo, šalto vandens, mineralinio, nežinau netgi. Gal dar kokį ledą pričiupsiu. Kaip ir girdite, su biškiu užkimęs ir sloga prasidėjo, bet prasidėjo Lietuvoje, tai nežinau, ar čia nuo kondicionieriaus, ar tiesiog kažkur perputė, nes vasara biški keistokai yra sirgt, bet kartais pasitaiko. Tai ką, važiuojam vėl į Portugaliją, dar, kaip pasakyti, giliau į Portugaliją, tai dabar važiuojam iš vis prie vandenyno. Tai šiandien yra pirmadienis, tai praeitą trečiadienį pasikrovau Lietuvoje lentas, vėl per abi dvi pusės, vėl beveik iki stogo, bet šį kartą tiesiog lentos, klijuota mediena tai yra, tai problemų didelių nebuvo, aišku, abi dvi pusės atsidaryti, ten diržų susidėti, persimetinėti biškį gal ir buvo vargo, bet nieko baisaus tikrai palyginus su praeitų kroviniu į Portugaliją. Tai ką, dabar iki iškrovimo yra likę kažkas apie 260 km, tai sustojau va nesenai, dabar darysiuos 11 valandų pauzę ir kilsim apie 5 ryto, jeigu gerai paskaičiavau. Tai iki iškrovimo bus kažkas apie 3 valandos trupučių, tai po 8 būsim, išsikrausim ir turiu atgalinį krovinį į Vokietiją. Tai pasikrovimas kažkur žemiau Sevilijos, paskui ten viską su žemėlapiai sumėtysiu. Tai va, nuo namų, kai kilau trečiadienį buvo iki iškrovimo 4150 kažkas tokio kilometrų. Tai mažiau negu per savaitę atvykau, vakar sekmadienį visą stovėjau prie Burgoso tam pačiam parkinge, kaip ir praeitam epizode, kur jau pasivaikščiat, pasidariau 24 valandų pauzę. Principe galėjau ir vėliau ją darytis, bet ten buvo vėsiau, nes aš jau primečiau, kad čia orai plus 40 visur, tai tą vilkiką irgi neukrensi visą dieną atsėdęs. Tai dėl tokios priežasties dariau 24 anksčiau, o principė nieko man labai nekeičia, nes atgalinis į Vokietiją, jeigu būtų namo, jo tada neapsimokėtų darytis, bet dabar kadangi Vokietija, tai man taip savaitgalį reikės to ten. Tai kaip ir nieko neprarandu, žiūrėsim kaip čia ką seksis, tai kaip ir viską paminėjau. Tarp kitko labai ačiū, kad žiūrit video, kad palaikot, kad pakomentuojat ir panašiai, labai faina, miela, malonu. Gaila, paskutinis video, kurį įkėliau, gavo copyrightą, kas reiškia, kad už jį centukų negausiu. Tai biški gaila, bet ką darysi, copyrightą gavau dėl muzikos, net nežinau dėl ko, nes visada iš to pačio puslapio siunčiuosi ir ten kaip ir viskas galima, tiesiog reikia įdėti į aprašymą kreditus, ar kaip pavadinti, kad ta daina priklauso tam ir tam, bet žodžiu nesigilinau. Galėjau aišku tą dainą užmutinti ir tada toliau būtų tas video gavęs centukus, bet, man tada praranda kaip ir visą įvaizdį tas video, tai yra kaip yra, nieko nepadarysi. Bet vis tiek labai ačiū didelis už palaikymą, kad žiūrit, kad palaikot, laikinat, komentuojat, subscribinat ir panašiai, miela, malonu, kad kanalas auga. Dabar eisiu į degalinę pasiimti kažko šalto, paskui reikės pasišildyti, pavalgyti iš po vakar liko, tai nes čia tokiam karštį darytis, tai aš net neįsivaizduoju, kaip reiktų. Tai ką, kol kas tiek žinių, laukiam rytojaus, važiuosim išsikrausim, žiūrėsim, kas laukia toliau. Ką turim antradienio rytą, pusvalanduką jau kaip važiuoju, tai naktelė nelabai tokia smagi buvo, kadangi karšta labai buvo, kai stovėjau buvo 34 likę jau, kai sustojau, ta prasme, o vakare iki pat vakaro laukiu, kol atvės, nes neįmanoma užmigti buvo, fūra kūrenaus, tai atvėso iki 28, paskui aplinkui pilna kolegų apstoja, ten visi nieks nesikūreno, ta prasme, tų fūrų, tai kažkaip irgi nelabai norėjau trukdyti miegoti. Paskui jau link vakaro likait apmiegoti, užsigėsinau. Pasijungiau tą vėjelį, kuri prikurkė kišasi. Bet kol užmiegau, tai nanačar, tai net šiandien rytą nusprendžiau geriau 1,5 valandos ilgiau pamiegoti, nes šakės. Aišku, dar nuo to karščio jaučiu miego kokybę nekokią. Tai dabar dar toks užtinės važiuoju visiškai, nusiprausiau viską, bet nieks neprabudino. Net kavos nesidariau, sakau, geriau biškį ilgiau pasnausiu, negu čia kavas darinėtis, taip toliau, dabar biškį gailiuos, bet ką darys, kažkaip iškentėsim. 230 km liko, kažkur apie 9 ryto iškrovime būsiu, bet 8:30 atsidaro, tai nelabai ką ir
nusiskausminsiu šiandien ilgiau pamiegojęs ir man šiandien išsikrovus iki pakrovimo 300 km ir pakrovimas rytoj. Viskas kaip ir normaliai gaunas. Tai jaučiu šiandien irgi panašus karščiai bus. Tai išsikraudinėti reiks per abi dvi pusės, jaučiu nelabai smagu bus. Iškrovimo liko 8 km ir va tokiais va keliukais važiuoju. Dabar jau mažiau, 3 km beliko. Tai nelabai jauku, bet gerai, ką mano senas draugas pasakė, kad yra buvęs toj firmoj. Nes kai pamatė, kur kraunas, buvau storijas kėlęs, iškart paklausė, kur kaip kas važiuoju, tai į tą pačią vietą. Sakė, dar bus paskutinis posūkis prieš firmą labai baisus. Sako, nebijok suk ten, nes aš sako, peškome jau. Tai visą laimę, kad padėjo. Paaiškina, tai dabar žymiai drąsiau važiuoti, aišku, į tokias vietas. Tai labai dėkui jam. Žiūrėsim, kaip čia seksis šiandien. Tikimės, kad greitai iškraus. Galėsim važiuoti toliau. Tai va, čia šits posūkis labai toks įdomus. Bet gerai, kad aš žinau, kas pasakė, kad čia tikrai važiuoti. Pasitikėkim. Nebus gal stebuklų. Kai žinai, aišku, ne taip ir baisu sukti. Visur čia viską telpi, bet į tokį va keliuką važiuoti nėra labai drąsu. Tai važiuojam. O jau matau medieną, tai čia ir bus iškrovimas. Galimai. Nes va lygiai tokia pat ir atvežiau, tai jo, čia ir bus. Tai atvykau savo iškrovimo vietą, bet kol kas nelabai matau, kad čia kažką galima rasti įeit, o mano draugų labai daug. Praeitą reisą čiut nesuvalgė, šiandien gal nesuvalgys. Reikia ieškoti, kur čia ofisas, kur čia ką, nes kol kas tai vartai uždaryti, aš čia nieko nematau, visiškai tuščia. Tylu, ramu, šis nieko nematau. Reikia užsigesinti mašiną, reikia žiūrėti, kur čia kas. Na ką, štai ir išsikrovėm per porą valandų. Tai žodžiu, dėl ko nieko neradau atvažiavęs, dėl to, nes Portugalijoje nedarbo diena pasirodo. Portugalų kažkokia nacionalinė šventė ar kažkas tokio, kaip supratau. Bet aš stovu prie varto, atvažiavo kažkokie du darbininkai, mačiau su C kategorijos, tokių sunkvežių parvažiavo. Prie jų, sako, nedarbo diena, taram baram. Bet vis tiek apsėmė iškrauti, kažkam paskambino greičiausiai valdžiai. Tai paėmė ir iškrovė per porą valandų. Sako, iš tikrųjų, čia ne mano darbas, aš tikrai nekrovėjas esu. Mane priklauso ir panašiai, bet ganėtinai neblogai krovė, neskubėdams nieko, nedraskydams, nes tos lentos buvo apie 13,5 metrų ilgio, tai reikėjo labai saugoti, atsidaryti duris, kad pavažiuotų atgal, tada, kad pralystų priekis. Nu, žodžiu, tikrai reikėjo ką veikti, bet jis labai gražiai, švelniai viską iškrovė. Tai dabar iššoksiu į Bamą ir pirmoji degalinį pasidarysiu pauzę ir tada važiuosim pakrovimą. Iki pakrovimo yra 280 km, pakrovimas, kaip ir minėjau, rytoj. Tai važiuosiu kuo arčiau,
net vieną promkę apsižiūrėjau šalia parduotuvės, tai gal ten netgi švartuotis, kad rytoj kuo daugiau laikų liktų pasikrovus. Ir tada rytoj rytą pasikraunam ir važiuojam toliau. Nežinau, kas per krovinys, žinau, kad krovinys į Vokietiją. Tai va, tokios tokelis. Neblogai čia viskas, neblogai. Galėjo skaityti ir visai neiškrauti, tada būtų labai liūdnai, nes Portugalijoje minus 2 valandas nuo mūsų laiko. Nu, nuo Ispanų minus 1 valandą, bet atsidaro tik 8:30. Tai vėl, kol būtų atsidarę, kol būtų iškrovę, būtų atėję po pieto, man apie beveik 4 valandas važiavimo iki firmos, tai būtų labai viskas susivėlinę. Ir automatiškai rytoj jau būtų 4 valandas išlaudotos pakrovimo. Šiandien jau būsiu vietoj. Tai kol kas tokios tokelės važiuojam, dabar pasidarysim pauzę, kaip tyčia. Kol iškraudinėjo, nelijo, liko užsitentuoti ir pradėjo bele kaip lytai. Dabar toks irgi pusiau šlapės sėdžiu, tai nelabai faino. Nieko nepadarysi. Tai ką, dabar riedam, žiūrėsim, ką čia toliau pamatysim. Na va, sustojau pauzelį, nes dar ir labai valgyti noriu. Tai kepsiu porą kiaušinių, dešrelių, maistas biški mažėja, tai dabar nežinau ten, kur tą promkę susiradau prie pakrovimo, kaip ir parduotuvė yra, gal ir būtų neblogai ten mėgau. Žinau, dar pagalvosiu eigoje, tai ką dabar pavalgysiu. Nelabai čia taip piragiškai, bet užkasim bent jau. O vakarą žiūrėsim, jeigu bus parduotuvė, tai galėsim kažką normaliau pasidaryti. Dar plius ir laiko stovėsim normaliai. Jeigu kokią 5 valandą ten nuvažiuosiu, tai iki 8 ryto, tai bus laiko į valias pailsėti. Atvykau į savo pakrovimo vietą, nors žadėjau net nevažiuoti, bet susirašėm su vadyba, kad pabandyk, nes teiraujasi, kelintą valandą būsi gal pakraus, tai atvažiavau, sakė prasidaryti galą ir pakraus. Net nesitikėjau iš tikrųjų. Iš dalies gerai, iš dalies nežinau, net nesuplanavau, kur toliau stoti. Ar čia atgal dar važiuoti kažkiek. Tai dabar susivedam, kad kraunamės. Ir nežinau, čia gal reikės padėti pakrauti ar kažkaip, tai matysim, net nežinau, nei kas per krovinys. Mačiau, kad 66 paletės, tai dabar einu žiūrėti, kaip čia kas vyks. Na, aš tai ir pasikroviau. Tai sugaišau apie valandą, 10 minučių, tai labai neblogai. Net nesitikėjau, sakau, kad pakraus, bet va pakrovė. Tai čia kažkokie kremukai, šampūnai ar kažkas tokio į Vokietiją. Tai iki iškrovimo kažkas apie 2800 km, kiek žiūrėjau pirminiais duomenim. Dar tiksliai nežiūrėjau. Tai dabar dar važiuosiu, bandysiu 1:40 suvažiuoti, kad 10 nepaimti. Paskui susiplanau per kokius parkingus važiuoti. Tai krovinys ganėtinai lengvas, 12 tonų beveik, tai labai gerai, nes jau senai turėjau lengvą krovinį. Dabar bandysim sportuoti. 130 km iki degalinės, kur nusižiūrėjau, ir 1:45 buvo, tai pagal idėją, jeigu viskas gerai, turėčiau suspėti. Tai 10 valandą suvažiuoti, nu žodžiu, tokie planeliai. Tai diena nusisekė geriau negu tikėjaus, jau kai atvažiavau iš krovimo Portugaliją ir pasakė, kad nedarbo dieną, galvoju, tai dabar viskas. Dabar jau konkrečiai viskas susiknis, bet pasirodo dar ir pasikroviau, ko irgi nesitikėjau, nes dabar yra vietinių laikų po 6:10, o aš pasikrovęs išjudėjau ką tik, labai neblogai. Ką dabar, bandom judėti. Susiplanavau va į parduotuvę, čia sustojęs Promzonui, nueisiu, sakau, iki rytojaus laisvo laiko daug. Nu, dabar dar geriau, nereiks tiek lėkti, skubėti ir panašiai, tai viskas kaip ir okei.
tai pavyko parkingą pasiekti, neįlipusi 10 valandą, va lygiai 9:00 išvairavau. Tai net negavau pasirinkimo, kur pasistatyti, kur protingiau, kur ką tiesiog įlėkiau. Ir sustojau, dar laukiu, ar minutė persivers ar ne, tai nepersivertė, nes man kitas 2 dienas labai tų 20 reikės, tai gerai, kad išėjo išsaugot ir tikėkime, kad viskas šitam parkingė ok. Vedame šalies pabaigas ir galėsime eiti ilsėtis. Ispanija, Andalūzija, taip. Na va, ir lygiai per 9 valandas pravairau 696 km. Tai dar visai neblogai ir dar šiandieną išsikrauta ir pasikrauta, ko mažiausiai tikėjaus, dar ypač kai pasakė, kad ten Portugalijoje šventė, tai jau galvoju viskas, sakys, statyk į patvorį lauk rytojaus, bet visa laimė, kad geradarį iškrovė dviese, nors, kaip ir minėjau, jie net nebuvo krovėjai, bet, žodžiu, krovė labai gerai. Tai va, tokia ta diena, dabar reiks kažką užvalgyti, tik tiek, kad jau to maisto nebeprūdi šaldytuve, tai net nežinau, ką čia iš ko čia reikės besidaryti. Ir dar skaičiuoju, kad tikriausiai poryt į parduotuvę atvažiuosiu paryčiais. Ten, kur apilsiu su Džonguerui, tai galimai nedirbs, tai net neįsivaizduoju, ką reikės daryti, kažką sugalvosiu. Tai ką, šiandien būtų tiek, savęs nerodau, nes visas susivėlęs ir panašiai. Tai nepatrauklus, kaip sakant. Lyg ir vėsiau šiandieną, tai gal išeis normaliai pamiegoti, nes vakar tragiškai buvo. Šiaip pasirodo nelabai gerai, kad šiandien ilgiau leidau savo pamiegoti, kadangi dar pasikroviau. Būčiau anksčiau atvažiavęs ir visa kita, bet, nu, aišku, pakrovė, viskas tvarkoj, bet būčiau žinojęs, tai tikrai jau nebūčiau leidęs savo taip piknaudžiauti miegu. Bet nieko, viskas tvarkoj. Einam ilsėtis. Štai ir išaušo trečiadienis, jau važiuoju. Tai dabar yra po 6:20 vietinių laiko, tai lietuviškus po 7:20. Ir čia dar pilnai tamsu, žaiboj neblogai. Nu šiaip Ispanijoje, Portugalijoje visada labai vėlai prašvinta. Tai kas va skiriasi nuo mūsų. Dar kyliai, pilnai tamsu būna rytą. Mačiau, kad išsižaibavo. Tai va, nebuvau gan neblogai, atvėso, kai sustojau. Toks šalts vėjuks pradėjo pūsti, užmigau ganėtinai neblogai. Nu, biškį sunkiai pasivarčiau, bet ta prasme dėl karščio tai nebuvo problemų. Užsimegojau, važiuojam toliau. Šiandien reikia labai daug nuvažiuoti, nežinau, kaip per 10 valandų suspėti, bet kažkaip mėginsim, nes apie 850 km reikia nuvažiuoti. Gal kaip nors. Tai jau šiandien reikia tempą palaikyti, bandysim. Jau 3 valandas 30 važiuoju, tai iš 5 km stosiu pauzelę pasidaryti. Susiradau dar šalia prekybos centro, kur galima sustoti. Tai nueisiu apsipirksiu, nes, kaip ir minėjau, su maistu jau biški liūdnokai. Ne biški jau iš tikrųjų, nes beveik išvis nieko nebeturiu, dešrelių, šaldytų bulvių. Ir dar ten sumuštinukui pasidaryti daugiau, mėsos nieko nėra. Tai gaila, kad nepasiplanavau, ką nusipirkti. Lemba keista čia Ispanijoje važiuoti kaip pripratęs prie lietuviškų laukų ir panašiai. O čia skaityk birželio pradžią ir jau nupulta, viskas apdirbta, suruda, žolė išdžiūvus. Tai taip įdomiai tikrai. Labiau, kad vasarą Ispanijoje nesu buvęs, tai tikrai įdomiai. Nu ką, dabar važiuojam, gal dar. Žodžiu, teks pirkti tą, ką pamatau ant akių, kas yra labai negerai, nes tada prisipirki, ko reikia ir ko nereikia. Važiuojas ganėtinai neblogai, dar šiandien biški vėsiau, 23 tik tais, lietutis kartais palyja, tai tokia atgaiva jaučiasi, ypač užvakar, kai buvo 37, tai dabar čia ledas. Atrodo, atsigavimas toks ir energijos atrodo daugiau ir visko, tai labai gerai.
Tai va, ką prigrebėm parduotuviai, pavyko išleisti net 100 eurų beveik, 90 su kapeikom. Aišku, alyvuogių aliejus tai čia namo, draugui, 3 karbenkės. Tada nusipirkau biškį daržovių, vaisių, citrinos, graikiško jogurto, mėsos, kiaušinių, kumpio, šaldytų daržovių ir realiai žuvies pirštelių, nieko daug. Na, aišku, vienas alyvuogių aliejus, man atrodo, beveik pusę sumos gaunas, bet kažkaip dabar pradėjau kepti ant alyvuogių aliejus, tai žymiai geriau negu papras mūsų aliejus, tai vien dėl to jau apsimoka pirkti. Nieko nepadarysi, valgyti reiko, kaip sakiau, jau maistų nelabai aš mėgėjęs taupyti, jau geriau ant šito reikalo netaupyti, kažkur kitur pataupyti, geriau kažkokį, kaip pasakyti, padaresnį maistą valgyti ir žiūrėti, ką dediesi burną, negu ten viskas akcijom pirkti ir panašiai. Čia bent jau mano tokia nuomonė, logika ir panašiai. Tai ką, dabar viskas susidedu, reikia važiuoti, nes mačiau 45 minutės suėjo, tai... Dabar važiuoju pro Valenciją, tai matos potvynio padariniai, ten lengvikių labai daug, metalo laužo žodžiu. Tai vis dar žmonės atsistatiniai po biškį, kai kur po traktorių, po kažkas to, žodžiu, žiauriai čia nukentėjo. Jei nepameluosiu, tas potvynis buvo praeitais metais rudenį, tai 24 metais rudenį. Tai vis dar matos padariniai kai kur. Prieš tai irgi važiavau, čia irgi musiau užplauti tie visi kalnai. Žiauriai čia žmonės nukentėjo, blemba. Na ir ką, šiandienos dieną baigiam, sekės labai neblogai. Ką tik pasustojau, tai šiandieną pagerinau savo važiavimo rekordą. Tai lygiai per 10 valandų pravairavau 872 km, kas yra žiauriai gerai. Nes prieš tai buvo kažkas apie 844 km. Aišku, čia gyvenims, nelenktynės, visa kita, bet tiek kažkokį smagų rekordą turėti, kai žinai, kiek gali nuvažiuoti, kiek ką. Tai nežinau, valgyti dar nenoriu, tai galvoju, gal eit pasivaikščioti. Šią savaitę dar niekur nebuvau išėjęs pasivaikščioti, tai kažkaip gal reiktų prasijudinti. Bet laukia yra 29 šilumos, tai nežinau dabar ką daryti. Tai dar biškį pamastysiu. Čia netoli Barcelonos sustojau. Tai rytojaus planai pasiekti Prancūziją. Galėčiau šiandien atsistovėti daugiau, nes man pirmadienį iškrovimas, plus vėl per 2 savaitės 90 valandų jau ant ribos, nes šiandien jau turiu 69,13, tai kaip ir jau nėra kur skubėti, nes vis tiek reikės penktadienį greičiausiai nuo pietų, gal net anksčiau, gal vakare, nežinau, priklauso kaip važiuosiu. Jeigu darysiu 9 valandų pauzę šiandien, tai greičiausiai, kad penktadienį jau nuo pietų stovėsiu, jeigu ne, tai gal penktadienį vakarė jau sustosiu ir iki pirmadienio paryčių. Labai norėčiau pasivaikščioti, bet kad blemba bijau, kad neiškepsiu, nes kažkas apie 3 km vieną galą eit, bet visai būtų faina prasijudinti, tikrai prajudinti kaulus. Jau šiandien Skanijos kaulus prajudinom, rekordą sumušėm, tai dabar reikia pačiam prasijudinti. Dabar sėdžiu, galvoju, kad vakar pravairavau 9 valandas 00, šiandien 10 valandų 00, tačiau jau negali sakyti, kad neprofesionaliai. Šiaip tikėjaus, kad šiandien perdirbsiu ir neužteks laiko, bet va, užteko. Tai džiaugiuosi dėl to, tai dabar galvoju įsidėti vandens, kažką reikia varyti, jau čia pasivaikščioti. Jeigu nebus ganėtinai karšta kabinoje, aišku, nes prišilus. Laukia, manau, nebus taip karšta, užsidėsiu kepurę, pasimsiu vandens ir bus galima praseiti.
Tai va, atėjau prie jūros, buvau parduotuvį, nusipirkau ledą, tiksliau 4, nes jie čia po vieną nepardaviniai. Nežinau, gal porą suvalgysiu, daugiau bus matyti. Tai va, toks vaizdelis, panašu kai Miami kokiam. Dabar einu atsėsiu, suvalgysiu ledą ir eisiu dar biškį prasieiti. Nežinau, kurią pusę eiti. Reik pagooglint, pažiūrėti, į kurią pusę labiau apsimoka. Tai va, išėjęs pasivaikščioti. Per daug šlaistytis, bet šiaip pasakysiu, kad belia kokia jaukia atmosfera, visi sėdži, visi vaikšta, kas ką nors tą daro, nieks dėmesio nekreipia tave, kaip Lietuvoj, pavyzdžiui, eini žiūri, skersi ir dar kažką tiesiog atsėdęs ant soliuką ledą valgiau, visiems neįdomu. Čia irgi chebra atsisėda, šampaną prasidarė, geri, visi vaikšta, nieks nei pusę žodžio nesako nieko, tokie visiškai atsipaldavę žmonės. Tai labai faina. Tai ką, einu dar prie jūros, pasivaikščiosiu ir reikės judėti atgal.